Na kągi, mes čia jau kelintą dieną išklausėm daugybę tikrai gerų minčių. Mūsų broliai tikrai pasidalino nuostabiom mintim ir ta eiga, jeigu jūs pastebėjote, iš tikrųjų pagrindinė mintis tai būtent mūsų pašaukimas. Ir ta galbūt tokia eiga buvo parodyti, kas vyksta aplink mus, ką mums daryti tokioje situacijoje, ar ne, kokių bėdų turime, ar ne, kokių problemų turime viduje, tai yra mūsų mąstyme, mūsų pasaulėžiūroje, kaip svarbu ją išgryninti ir galų gale tikrai tas vakarykštis pamokslas apie mūsų pašaukimą. Ir šiandien man tarsi reikėtų apibendrinti visą tai ir norėtųsi iš tikrųjų atkreipti dėmesį vėl į tuos dalykus, tačiau vakarykštės pamokėlės, galbūt šviesoje, man ta istorija apie Jėzų ir jo mokinius jūroje kažkuria prasme iliustruoja visą tai, apie ką buvo kalbėta šiomis dienomis. Tai iš tikrųjų aplinkui šiame pasaulyje, čia kur mes gyvename, vyksta audra, baisi audra. Ir mes esam tame laive, kuris vadinasi bažnyčia arba Dievo tauta. Ir tame laivelėje, tokia vyksta sumaištis. Tam tikra, tai yra, tokia stresinė būsena, tai yra žmonėm iš tikrųjų baisu tai, kas vyksta aplinkui, baisu dėl to, kas vyksta aplinkui. Ir aš suprantu, kad tų mokinių valtelėje situacija, jinai labai gerai atspindi būtent mūsų situaciją šiandieninėme pasaulyje. Tai yra neišvengiamai, bet tie mokiniai buvo labai stipriai susieti ir labai stipriai priklausė nuo aplinkybių, nuo aplink vykstančių įvykių ir konkrečiai nuo audros. Ir jiem tikrai buvo baisu. Kadangi jie labai yra stipriai nuo to priklausomi. Ir aš kartais pagalvoju, kiek šiandien mes esame stipriai priklausomi nuo įvykių vykstančių pasaulyje, kaip jie veikia mus. Aišku, kad jie daro mums įtaką, bet ar turėtų tai būti? Ir šiandien pradėdamas apie savo temą konkrečiai, tai yra tą apibendrinimą, noriu atkreipti dėmesį į tuos požymius, kurie išskiria būtent tuos pašauktuosius, kuriuos Dievas nori sustiprinti, kaip ir temos pavadinimas, prisimenant, sustiprinkite juos, tuos pašauktuosius, viešpaties pašauktuosius. Tai yra, Dievas nori sustiprinti pašauktuosius, tačiau kas tie pašauktieji? Išsiaiškinau. Pradėsiu ir galbūt geriausiai apibūdina, tai aišku daugelį vietų raštų yra jie apibūdinti, tačiau geriausiai mano akimis jie apibūdinti būtent Jėzaus maldoje. Tai yra Jono 17 skyriui. Jono Evangelijos 17 skyriui. Skaitau nuo 6 eilutės. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davėjai iš pasaulio. Jie buvo tavo, o tu juos atidavėjai man, ir jie laikėsi tavojo žodžių. Dabar jie suprato, jog visa, ką man esi davęs, iš tavęs kyla. O šitose eilutėse jau pastebim tam tikrus požymius. Kuo jie tokie ypatingi? Pirmiausiai pasakyta, kad jie iš pasaulio. Tai yra, jie iš ten, iš tos jūros paimti į tą valtį, ar ne, tarsi išgelbėti, iš tenai ištraukti. Ir jie buvo tavo, tai yra jau toks, tarsi nuoroda į tai, kad pasakyta, kad mūsų išgelbėjimas jau iš seniai dar prieš pasaulio sukūrimą numatytas, ar ne, tai yra, Dievas sako, jie jau mano. Tačiau sako, o tu juos atidavėjai man, tai yra Jėzui, tai yra tarsi Jėzus sako, visi, kuriuos tu numatei, jie atiduoti man. Tai yra visi iš esmės tie, kurie bus išgelbėti, kurie yra tam laivelyje, priklauso Kristui. Ir mes žinom, kokią kainą priklausom, ar ne, nes mes brangiai nupirkti. Ir mes jau esam jo nuosavybė. Ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dar vienas svarbus požymis, tai yra tie pašauktieji,
jie atsiliepia į Dievo kvietimą. Dievo žodžiai kviečiantys kiekvieną iš pasaulio, kiekvieną būtent išsigelbėti iš tos situacijos. Jie nukreipti į kiekvieną žmogų, bet pašauktieji, ir gal aš netgi pasakyčiau ne tik pašauktieji, nes kaip ir pasakyta daug pašauktų, bet mažai išrinktų. O tie išrinktieji, kurie įlipo į laivą, jų, kodėl jie ten įlipo? Todėl, kad jie pakluso Dievo žodžių. Tai va, tie požymiai mums duoda tą supratimą apie tai, ką Dievas nori sustiprinti. Va, tiems jis duoda jėgų, jis niekada neduos jėgų tiems, ir kaip Jėzus čia meldžiasi, jisai sako, aš meldžiuosi už tuos, kurie tau priklauso, kuriuos tu man atidavei, ne už pasaulį, o už šitos, kurie atėjo pas tave, kurie atsiliepė tavo kvietimą. Tavo man patikėtų žodžius aš perdaviau jiems, o jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad esu iš tavęs išėjęs. Tai dar vienas požymis, kad tie, kurie pakluso tam žodžiui, jie ir įtikėjo, kad tie žodžiai ateina iš paties Dievo, kad Jėzus nėra kažkoks tai žmogus arba kažkoks tai reiškia, kad ir labai geras žmogus arba dar kažkas toks autoritetas pats iš savęs, ar ne, jis yra iš Dievo išėjęs. Tai yra kaip ir aukščiau parašyta šitame pačiame skyriuje, aukščiau 17 skyriaus 3 eilutė, sako, amžinasis gyvenimas, tai pažinti tave vienintelį Dievą ir tavo siųstą Jėzų Mesiją. Tai yra ta vienybė ir ta žinios vieningumą. Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Kaip ir sakiau, iš tikrųjų Jėzus susikoncentravęs į tuos pašauktuosius, į tuos, kurie atsiliepia jo kvietimui ir klauso jo balso. Ir štai jiems yra skirta dar viena Jėzaus maldos dalis. Visiems labai gerai žinoma, Jono 17:17. Pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Štai šiems žmonėms yra skirtas Dievo žodis. O Dievo žodžio paskirtis yra kokia? Pašventinti. Ką reiškia pašventinti? Atskirti. Mes gerai iš rašto žinom, atskirti nuo pasaulio. Kaip ir prisimenat Jokūbo laiške pirmam skyriui pabaigoje pasakyta, ar ne? Tai yra kas yra tikras maldingumas. Ten pasakyta būtent lankyti našles ir našlaičius ir nesusitepti šiuo pasauliu. Tai yra Dievas rūpinasi, kad mes nesusiteptumėm šiuo pasauliu. Dėl to, kad ta audra nedarytų įtakos mokiniams ir negąsdintų jų, būtent tų mokinių ryšiai su ta audra, su tuo aplinkiniu pasauliu turi būti vis labiau mažinami. Žinot, man labai dažnai tokios kyla galvoj iliustracijos vaizdinės tam tikros, ir aš įsivaizduoju, kad kiekvienas iš mūsų, kurie esame iš pasaulio, sutikit, kaip ir parašyta, nesame iš pasaulio, mes nematomais ryšiais su tuo pasauliu susiję, kaip kūdikis, žinot, motinos įsčiose, ar ne, tai yra tenai, jis tiesiai susijęs, jis maitinasi tarsi iš to. O mes tais nematomais ryšiais ir gyvomis esame susiję su pasauliu. Tačiau sutikit, visi, kurie pasaulyje ir pasilieka pasaulyje, jie yra iš Adomo. O prisimenat, kaip pasakyta, kas mes, kas kitie pašauktieji ir kas išrinktieji, mes gimė iš Kristaus. Vadinasi, mūsų ryšys jau turėtų būti ne su pasauliu, o turėtų būti su Kristumi. Vadinasi, pasaulio įvykiai neturėtų daryti mums tokios įtakos, o mes priklausome būtent nuo Kristaus, nuo jo vedimo. Ir būtent Dievo žodis duoda tuos ryšius, ar ne? Pirmiausiai duoda mums pranašystės ir supratimą apie tai, kas vyksta aplinkui. Tai yra ne taip, kaip pasaulis tai pateikia, o taip, kaip suprantam, kaip Dievo numatyta, tai yra jo valioje. Iš kitos pusės, priklausydami nuo Kristaus, mes neturim to vidinės baimės, nerimo arba nuo to pasimetimo, nežinodami, kasgi bus su mumis. Tai yra, mes esame užtikrinti, nes jis paruošęs mums buveinės ten danguje. Tokiu būdu Dievas nori mus apsaugoti nuo viso to. Ir tai mus irgi sustiprina. Ir būsimoji viltis,
Ir tikėjimas į mūsų širdis įdėtas, duotas irgi per Dievo žodį, nes tikėjimas iš klausimo, kai skelbiamas Kristaus žodis. Taigi, jis rūpinasi, kad mes būtumėm atskirti nuo pasaulio įtakos, kiek įmanoma. Jėzus meldžiasi, sako, jie dar tebėra pasaulyje, tai yra, mes nuo pasaulio neatsiskiriam, tačiau jo įtaka neturėtų turėti mums kažkokio tai spaudimo arba išmušt mus iš vėžių arba supainiot mūsų mintis. Ir tai, ką kalbėjo broliai apie tai, kas vyksta iš tikrųjų šiame pasaulyje, visos tos įtakos, tos filosofijos šiandien būdingos, ta kultūra visa, jie neišvengiamai, reiškia, nori įbrukti mums tam tikrus įsitikinimus, tam tikras pažiūras, tačiau Dievas nori mus nuo viso to apsaugoti. Ir štai kaip iš tikrųjų, dar pacituosiu dar vieną vietą iš Jono 17 skyriaus 11 eilutė. Aš jau nebe pasaulyje, jie dar pasaulyje, o aš grįžtu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu, kurį esi man davęs, kad jie būtų viena, kaip ir mes. Ir prisimenat, Jėzus toj pačioj maldoj dar 2 kartus kartoja apie tai, kad jie būtų viena. Tai yra, jis nori, kad mes susivienytume Kristuje, kad mus tai stipriai labai suvienytų. O sutikit, tai ypatingai Bertoldas minėjo ten jau atsakydamas į klausimus, ar ne, kiek daug dalykų mūsų skaldo, kiek daug dalykų mus išskiria, atskiria vienus nuo kitų, kiek daug dalykų mus, reiškia, supriešina ir priešinasi tai vienybei, ko tam Kristaus troškimui, nori mus suvienyti ir padaryti mus vienu kūnu. Ir štai ko sako Šventasis Tėvas, štai ko sako, išlaikyk juos savo vardu, kurį esi man davęs. Išlaikyk juos savo vardu. O šitas įsireiškimas man labai primena apreiškimo 14 skyrių 1 eilutę. Ir aš išvydau, štai avinėlis bestuvys ant Siono kalno, o su juo 144 tūkstančiai turinčių jo ir jo tėvo vardus įrašytus savo kaktose. Taigi tuo vardu, ar ne? Ir mes suprantam, kas tas vardas. Ką raštas sako, koks tas vardas, kaip jisai skamba. Taip ir tai yra. Bet prisimenat, kas vyriausio kunigo kaktoje ant kaktos buvo užrašyta? Pašvęstas viešpačiu. Pašvęstas viešpačiu. Tai yra tokius Kristus mus nori matyti. Tai aišku mums primena dar vieną vietą, būtent šitą pasišventimą, ar ne? Tai yra Romiečiams 12 skyrius 1-2 eilutė. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Kaip dvasinį garbinimą ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera ir tinkama ir tobula. Kaip matot, tas vardas, ar ne, jis turi labai didelę reikšmę iš tikrųjų ir jis tarsi numato jau tam tikrus prioritetus mūsų gyvenime. Tai yra, kaip atrodo mūsų gyvenimas, kaip jis nori mūsų stiprinti. Ir jis aiškiai kalba, mums reikia pakeisti mąstymą, visiškai pakeisti, nedaryti jį priklausomą nuo pasaulio mąstymo, ar ne? Nesusitapatinti su pasauliu, nebūti panašiais, nemėgdžioti jo. Vadinasi, mes turim labai stipriai būti atskirti Dievo žodžiu. Galit tik tai įsivaizduoti, kiek Dievo žodis turi daryti įtakos mūsų gyvenimui. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit į savo gyvenimą ir pasižiūrėsit, kiek jūs informacijos gaunat iš pasaulio šiandien ir kiek informacijos gaunat iš Dievo žodžio, man toks didelis įtarimas, kad svarstyklės nusvirtų į mums labai nepalankę pusę. Ne? Tai yra, mes per daug gaunam informacijos. Juo labiau, kad, žinot, tuos pavojus minėdami, broliai, ir galbūt aš neatkreipiau dėmesį, gal netaip ryškiai tai buvo matoma, bet yra dar vienas labai stiprus pavojus. Tai yra šiandieninės visuomenės ir bendrai buvo paminėti tas pietų karalius, ar ne, Egiptas, ar ne, tos
tos, reiškia, pasaulėžiūros ar tos krypties, reiškia, tos krypties, vienu žodžiu, mąstymo ypatumas. Egiptas tai buvo pirmiausiai žinių valstybė, ar ne? Ir dėl to šiandien tas pietų karalius labai išvystė šitą informacinę įtaką. Tai yra ta informacinį srautą, kuris nuolatos plūsta. Ir jeigu anksčiau, iš tikrųjų, pradedant galbūt 17 amžiaus pabaiga, bet 18-19 amžiaus, aš jau nekalbu apie 20-21 amžių dabar, tai tas žinių srautas jis tiek padidėjo, mokslo revoliucija tiek daug pažengė, reiškia, ir jo įtaka yra tokia didžiulė visuomenė, kad tai turi tam tikras pasekmes. Nes kalbant būtent apie tai, ką Jėzus troško ir meldėsi ir kaip nurodyta, kokia turėtų būti ta Dievo tauta, tie pašauktieji, kaip jie turėtų atrodyti. Žiūrėkit, koks kontrastas gaunasi paskutiniais laikais. Apreiškimo 3 skyrius, tai yra paskutinių laikų bažnyčios aprašymas, tai yra kokią įtaką visą tą aplinką padarė būtent pašauktiesiems. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš burnos. Juk tu sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju. Štai ką su bažnyčia, su paskutiniu laiku tikinčiaisiais padarė tas informacijos srautas. Šiandien ta žinių visuomenė padarė įtaką ir Dievo tautai. Tai yra mes tapom žinių religija. Sutinkate? Ar ne? Mes daug daugiau akcentuojam į teoriją. Mes daug daugiau akcentuojam žinias, supratimą, Dievo žodžio supratimą, taip. Ir deja, bet tai labai dažnai neatsiliepia mūsų praktiniam gyvenimui. Pasižiūrėkit, kokioje visuomenėje mes užaugom, dauguma iš mūsų, visi praktiškai iš mūsų mokėmės toj šiandieniniai pasaulietiniai švietimo sistemoje, ar ne? Ir kaip ta švietimo sistema sutvarkyta? Žinios, informacija. Aš prisimenu mokslo metus ir tie, kas jaunesni geriau turbūt prisimena. Dauguma iš mūsų tose žiniuose nematė nieko praktiško. O kaip mes tai pritaikysim gyvenime? Ir tokiu būdu žinios tarsi praranda savo tikrąją prasmę, ar ne? Tai yra keist mus, padaryti mus išmintingesnius gyvenime, pritaikyti tai gyvenime, ar ne? Tai yra pritaikyti praktiškai. Tai paskutinių, galbūt 150-200 metų galbūt ta įtaka, ar ne? Anksčiau mokėsi žmonės labai praktinių dalykų, kuriuos galėjo iš karto pritaikyti profesiniai savo veikloje, kitaip sakant. Jie mokėsi ir jie galėjo po to išėję būti geri profesionalai. Aš prisimenu, kaip mokiausi, pavyzdžiui, jūristės mokykloje, reiškia, visos tos teorijos prisikimšau galvą. Po to atėjau į laivyną, reiškia, dirbti savarankiškai, kapitono padėjėjų, tai yra šturmanu. Ir pirmas reisas, išėjimas į jūrą, pirmas reisas ir, reiškia, pasiruošimas, aš turiu tam tikras pareigas, reiškia, ir reisas užlaikytas dėl mano kaltės, nes aš nežinau, ką daryti. Aš nežinau, kiek daug dalykų reikia padaryti apiforminant išėjimą laivų, manęs niekas to nemokė. Mane mokė teorijos, kaip orientuotis jūroje, kaip, reiškia, pažinti žvaigždės, žvaigždynus, kaip, reiškia, su navigacija elgtis, kaip su jūrlapiais elgtis, kaip informaciją apdoroti ir kaip toliau. Tačiau elementarius dalykus, tokius praktinius grinai, tai yra, dabar laivą reikia išeiti, tau reikia perteikti krūvą instancijų ir patvirtinti įvairiausius dokumentus, reiškia, pasirašyti visą tai, koreguoti jūrlapius ten, prietaisus nunešti, gauti visą tą dokumentų krūvą, ateina komisija prieš išeinant į jūrą, o aš niekam nepasiruošęs. Aš nežinau, ką daryti. Tai yra, ir mane po to paima vyresnysis padėjėjas ir perveda mane per visas instancijas ir tokia skaudžia patirtim aš mokausi būti tuo, kuo aš turėčiau būti. Anksčiau taip nebuvo. Jeigu pasižiūrėsit, pavyzdžiui,
Didžioji Britanija, ne, kada jos nuklestėjimas, ne, tai yra, gal teko kam nors net matyti, toks filmas sukurtas tenai, vienu žodžiu, apie tai, apie laivyną, tą karinį laivyną, reiškia, Didžioji Britanija. Ten vaikai, lordų vaikai, nuo vaikystės paimami. Tai 10-12 metų paimami į laivą, ten jie dirba jungomis, ten jie dirba tais kadetais, vienu žodžiu, bėgioja, ten stumdo, nešioja sviedinius ir čia pat praktiškai mokosi viso to. Ir jis jau užaugęs tampa jau tokiais žmonėmis kaip Nelsonas, reiškia, ir taip toliau, tai yra tais admirolais, kurie praėjo nuo apačios iki viršaus ir išmoko viską praktiškai. Ir tai 19 amžiaus pradžia, tai yra dar visiškai neseniai. Ir 20 amžiuje netgi tas pats buvo. Tuo tarpu, čia aš tik tai vieną, man žinoma, reiškia, sritį galiu paliesti, tačiau suprantat, ką daro Pietų karalius, ar ne? Jisai paverčia viską žiniomis ir šiandien žinios labai vertinamos, šiandien rengiami daugybė seminarų, daugybė, reiškia, įvairiausių mokymų ir taip toliau, žmonės renka visokiausius pažymėjimus, diplomus ir taip toliau, vienu žodžiu, ir visur kaišioja visą tai tarsi, bet jie po to susiduria su gyvenimu ir visą tai reikia daryti praktiškai. Tačiau raštas, bent jau rašto laikais, tuo metu į rašytą žodį žiūrėjo visiškai kitaip. Jeigu tai parašyta, tai neginčijama. Tai autoritetas, suprantat. Tai priimama ir priimama veiksmui, kitaip sakant, tai gyvenimui. Tai yra žodis gyvenimui. Tas žodis suteikdavo būtent konkrečius gyvenimo kryptis, nurodymus. Tuo tarpu šiandien mes netgi tą raštą, o būtent paskutinių laikų bažnyčia, jos būtent Laudikijos būsena ir parodo, kad mes tapom teoretikais. Tai yra mumyse daug žinių, tačiau tos žinios, jos tarsi įsivaizduojam save labai turtingais, bet kaip ir jeigu prisiminsit Jokūbo laišką, ten jis sako apie tos turtuolius, sako, kad tas auksas, kurį jūs sukaupėt, ar ne, jo rūdys ties jūsų kūną, ar ne, tai yra tos žinios galų gale atsigręš prieš mus pačius, kai tikrai ateis išbandymų laikas. Nes žinot, kam daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta. Tai yra, vis dėlto mes turim giliai susimastyti. Ir iš tikrųjų, kalbant apie žinias, ne pačiose žiniuose yra bėda. Ne pačios žinios yra problema, o tai, ką mes su jomis darome. Mes žinias galim labai kokybiškai pritaikyti savo gyvenime. Ypatingai tas reikalingas ir naudingas žinias. Ir kalbant apie šventą raštą ir apie jo pažinimą, tai irgi istorijoje niekada raštas nebuvo taip žinomas, kaip šiandien yra žinomas. Tačiau bėda krikščionių būtent, kad jis nėra pritaikomas praktiškai. O laiške Romiečiams 1 skyriui prisimenat tą perspėjimą nuo 19 eilutės. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė. Nuo pat pasaulio sukūrimo įžvelgiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Tai žinios apie kūriniją, kurios šiandien pasaulį tiesiog užplūdo, šiandien mes žinome viską apie kūriniją. Jos gali būti mums tikra palaima, jeigu mes jas naudosim išmintingai. Šiandien, vakar Viktorija pristatė būtent savo skyriaus darbą ir būtent pristatė tą Jagėlos, mūsų brolio, reiškia Jagėlos paskaitų ciklą, būtent ten tikrai paklausykit. Tokios fantastiškos. O ten per Dievo kūrinį, tai yra per Dievo kūrinį žmogų, per jo visą fiziologiją, anatomiją atskleista Dievo išmintis, tos išminties grožis, veikimas. Jūs niekur nesurasit iš tikrųjų tokių nuostabių minčių, kaip pas jį, nes jis ten tikrai atskleidžia tokius stebuklus. Mūsų organizme, mūsų kiekvienai ląstelėje vykstančius stebuklus, kad tiesiog išsižioji ir galvoji, tai siaubas, mesgi nieko naujo, atrodo, mes taip, reiškia, didžiuojame žmonės, didžiuojasi progresu, tuo ar ne, visą savo kūrybą, inžineriją, informaciniam technologijom ir taip toliau, bet ten kiekvienai ląstelėje tas stebuklas jau nuo pat sukūrimo pradžios. Kiekvienoj bakterijai. Jagėla? Jagėla, taip. Knyga.
Ne, ten lekcijų ciklas ir Viktorija yra išvertus ir sudėjusi sveikata ir gerovė. Būtinai paklausyti. Ten jis atveria nuostabai iš tikrųjų visą tai. Ir būtent Dievo išmintį mes galim pagilinti ir suprasti ir žinoti. Mes turim iš tikrųjų nuostabę Dievo dovaną. Jis žinojo, kad pabaigos laikais, kai bus tokia situacija, ta pietų karaliaus puolimas, reikės atremti visą tai. Savo tautai davė nuostabę palaimą, pranašystės dvasią. Kodėl jinai buvo duota? Tai tarsi atsvara tam evoliucijos teorijai ir visam tam, reiškia, mokslo spaudimui, reiškia, kuris buvo duotas būtent per tas, reiškia, pasaulio šaltinius, ne? Tai yra per tas sistemas išsilavinimo, tai yra to švietimo sistema ir taip toliau. Tai nuostabi atsvara, nes ji atveria būtent tuos Dievo stebuklus vykstančius mūsų organizme, konkrečiai ten, kur jinai kalba apie tą sveikatos žinią, apie tai, kas vyksta mūsų organizme. Ir kaip Dievas nuostabiai viską numatęs. Ir iš tikrųjų, tik tai per jos knygas mes su Viktorija pamatėm tą Dievo kūrybos grožį ir pažinom jį kaip kūrėją. Nes mes pabandėm tai savo gyvenime, pamatėm, kaip nuostabiai veikia tai, ar ne? Ir iš tikrųjų suvokėm tuos jo planus, nuostabius planus, kaip jis nori, kad mes visą tai pritaikydami praktiškai, tai yra savo gyvenime, taptumėm palaimą ir kitiems nunešdami tą žinią. Ir iš tikrųjų, mokslas davė daug žinių apie kūrybą. Ir būtent Elenos White knygose labai nuostabiai yra ta harmonija tarp mokslo ir Dievo žodžio. Būtent ta harmonija mums labai reikalinga. Nes tas žinių srautas turi ir dar vieną poveikį, ypač kada per tą švietimo sistemą pereinam ir kada mokykloje mokomės daugybės mums praktiškai atrodo nereikalingų dalykų, ar ne, mokomės. Atsiranda žmogaus prote tam tikras atmetimo reakcija. Tai yra žinias atmesti, jos nereikalingos. Ir ypatingai žmonės, tokie maištingesni, ar ne, taip pat puola į kitą kraštutinumą, atmeta visas žinias. Iš to atsiranda įvairiausios sąmokslo teorijos, tokios kaip, pavyzdžiui, plokščiau žemės, ar ne. Tai yra atmetamos elementarios žinios, atrodo, nuo žmogau, sėsk vieną kartą į kruizinį laivą, apiplauk ir pamatyk, kokia ta žemė, pamatyk. Ir tiek atrodo, užsidarimas tokiam kiaute, tarsi man nereikalinga visos žinios, visi nori mane apgauti, visi nori mane, reiškia, išdurti ir taip toliau. Tai ta atmetimo reakcija irgi nebus mums nebūdinga, jeigu mes harmoningai priimsim tas žinias ir pamatysim, kaip jos pritaikomos praktiškai mūsų gyvenime. Dievas per tai labai išplečia jo pažinimą ir labai išplečia mūsų dvasinį, sustiprina mūsų dvasinį augimą. Nes mums, kaip ir suprantat, gyvenime vis tiek nuolatos reikia rinktis. Ir tam, kad darytumėm teisingus pasirinkimus, mums reikalinga stipri motyvacija. Labai stipri motyvacija. Ir tik tai toks Dievo pažinimas duoda mums tikrą motyvaciją ir duoda jėgų. Jo labiau, kad mes žinom, kad Dievas už tai, kad mums būtų geriau ir kad mes būtumėm laimingesni. Ir aišku, tų žinių religijos, to teorinio tokio Dievo pažinimo buvo ir anksčiau. Tai ne tik tai paskutinių laikų problema, nes kažkuria prasme paskutinių laikų tokį provaizdį mes turim tokį savotišką, reiškia, pavyzdį turim Jėzaus laikais. Tuo metu irgi buvo, prisimenat, kaip Jėzus kalbėjo apie fariziejus. Mato 23 skyrius nuo 2 eilutės. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi. Nes jie kalba, bet nedaro. Jie riša sunkes naštas, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštų judinti. Štai jums žinių religijos pavyzdys. Ne? Tai yra, žinom, kitiem taikom, iš kitų reikalaujam, kitus kaltinam, reiškia, kodėl jie netokie, kodėl nenokie, o patys mes nenorim keistis. Ir čia atsirado žmonių širdyse, būtent tikinčiųjų širdyse, tam tikras barjeras.
ir apsauga tam tikra. Apsauga būtent nuo Dievo žodžio, nuo barančio Dievo žodžio. Suprantat, Dievas labai dažnai mus ir pabara, tačiau mes jau išsiugdėm tam tikrą pasiteisinimą ar barjerą, ar nežinau kaip tai pavadinti, tokį veidrodį, kuriuo atspindim, reiškia, tą pabarimą ir nukreipiam jį į kitus. Tai yra tokia apsauginė reakcija, reiškia, nuo skaudžių patirčių, žodžiu, nuo kaltės jausmo. Ir čia dar viena, būtent irgi paskutinių laikų tokia būdinga paskutiniam laikam, būtent šito Pietų karaliaus irgi būdingas bruožas. Tai yra apsaugot, tas humanizmas, apsaugot žmogų nuo skaudžių patirčių, tam tarpe ir nuo kaltės jausmo. Įsivaizduojat, kokia gudrybė nuostabi, ne? Ir tai irgi pasiskverbė į bažnyčias, ir bažnyčiose kalbama apie gailestingą Dievą, apie malonę ir taip toliau. Ir nutylima apie tai, kad Dievas baudžiantis yra ir kad Dievas nepakęs ir, reiškia, nesusitaikys su neteisingumu, ar ne? Ir jisai pritaikys tam tikras bausmes, kad yra ne tik tai palaiminimai, bet yra ir prakeikimai. Ir tokiu būdu, reiškia, irgi atstumiama šitą idėją. Ir taip žmogus atstumiamas nuo Kristaus, atstumiamas nuo malonės. Nes tik tas, kuris yra apkaltintas, tas, kuris jaučia kaltę, tas, kuris supranta savo nusižengimą, tik tai jį galima pastumėti į atgailą ir pastumėti į atsivertimą, į tikrą atgimimą. O kaip tik to Jėzus ypatingai mums nori ir linki. Ir būtent apreiškimo 3 skyriuje jis apie tai ir kalba, būtent įvardinęs tą problemą, tai yra jūs tik tai teoretikai, jūs drungni, jūs daug žinot, bet nieko nepritaikot. Jis sako, aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso. Na, ugnyje išgrynintas auksas, ar ne, ugnis, tai tas išbandymų ugnis, tai yra eik ir praktiškai ugdyk savo charakterį. Nebijok išbandymų, kaip Jokūbas irgi paminė apie tai, sako, džiaukitės išbandymuose, džiaukitės išmėginimuose, nes tai iš tikrųjų jūs stiprina ir duoda jėgų. Ir kaip tuos pašauktuosius sustiprinti, jeigu jie nuolat bėga nuo tų išbandymų, nuo tų, reiškia, išmėginimų. Kaip jie sustiprės? Na, Vaidas gerai gali pasakyti, jis mankštas pravedė rytais, aš tik tai vienoje dalyvavau, bet iš tikrųjų nuostabi patirtis, tik tai mankštoje per tą nepatogumą, per tuos, va čia, kaip jis sako, čia dabar turi būti karšta jums, ar ne, raumenyse, va čia turi būti nuovargis atsirasti, va čia turi rankos drebėti ir taip toliau. Va tik tai per tą skausmą, ar ne, per tą atsiras jėgos ir Dievas sustiprins ir duos jėgų. Bet tik tai tokiu būdu, kitaip neišeina. Jūs bandykit kiek norit teoriją, reiškia, išlavinti savo kūną. Neišeis, niekaip neišeis. Mes, kada su Viktorija daug važinėjom su sveikatos lekcijom, žmonėm, reiškia, kada dalydavomės mūsų sveikatos žinia, labai dažnai susilaukdavom tokių replikų, mes visą tai jau žinom. Ir klausdavom tada, tai jūs pritaikėt? Na, taip, pabandėm. Ir čia, aš žinot, atseku dar vieną Pietų karaliaus tos ideologijos bruožą. Aš jau juos vardinu dabar, jau tai bus 3. ar ne bruožas. Dar vieną bruožą, mūsų nekantrumą. Tai yra tos informacinės technologijos ir ta technika nuolat žengianti, išmokė ir išlavino, tas teologijos išlavino mumise dar vieną bruožą. Nekantrumą. Mes norim greitai, čia ir dabar, norim rezultatų. Ir gydyme norim rezultato, vietoj to, kad taikyti ilgai, pritaikyti tos principus ir visą gyvenimą jų laikytis. Ir dvasiniam gyvenime irgi norim pasimeldėti, ir Dievas turi atsakyti, ir Dievas turi duoti, ir Dievas turi pasirūpinti ir taip toliau. Ir nepastebim tų palaimų, kurias Dievas iš tikrųjų duoda, tai yra tų išbandymų, ar ne, tų sunkumų, kurie mums padeda ir mus mobilizuoja, reiškia, ir parodo, atskleidžia svarbiausiai mūsų netobulumą. Ir čia dar noriu pabrėžti būtent pranašystės dvasią, tai yra tą palaiminimą, kurią Dievas darė būtent paskutinių laikų bažnyčiai, o mes iš tikrųjų esame tas paskutinė reformacija.
krikščionybės istorijoje, paskutinė reformacija. Ir Dievas nori mumyse būtent padaryti tikrą reformaciją, tikrą pasikeitimą, visą mūsų mąstymą. Ir sutikit, va šitoje žinių visuomenėje tai ypatingai sunku daryti, nes reikia pereiti prie visiškai kitų principų. Elamos White knygose jūs daug surasit, kada jinai kalba apie švietimo, apie išsilavinimo, tas sistemas, apie ugdymą, jinai visada akcentuoja teoriją, praktiką. Teorija, praktika, nuo mažens vaikus mokinkit, pamokit kažką teoriškai, tuoj pat praktiškai, kad jis pritaikytų. Tik tai taip, iš tikrųjų, tos žinios taps aktualios jiems. Vienas dalykas, jie įsimins labai gerai, ar ne, nes tai jie pabandė praktiškai ir pamatė savo naudą, tai yra pamatė, kad jiems tai reikalinga. Iš kitos pusės, jie gavo tą visapusišką ugdymą ir išsilavinimą, jie ir dvasiniam gyvenime būtent taip elgsis. Jie išmokę kažką iš Dievo žodžio, jie tuoj pat pritaikys tai. Tik tokiu būdu vyksta tas tikras dvasinis augimas. Ir dar labai svarbu suprasti, ką ir minėjau, būtent ir kodėl Jėzus duoda tiek daug palyginimų apie augalus ar ne, apie dangaus karalystę, ir ypač mini daug augalus, kad tas procesas yra pakankamai ilgas ir jis turi tam tikrus etapus. Ir niekur nenuskubėsi, tai yra nekantrumą mes turime atidėti į šoną ir drąsiai eiti prie tos praktinės religijos. Ir čia, kaip tik dar kalbant apie pabarimą, primint noriu Hebrajam 12 skyrių nuo 5 eilutės, nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius pasakytus jums, kaip sūnums, mano sūnau, nepaniekink viešpaties rūpybos ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kuriogi sūnaus Dievas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi jūs ne sūnūs, o pavainikiai. Taigi nebūkime pavainikiai, būkime Dievo vaikais. Kalbant būtent apie tas palaimas, kurios duotos mums per pranašystės dvasią, iš tikrųjų mes nuolat vėluojam. Šitą prasme, pavyzdžiui, kadangi aš tarnavau daugiausiai sveikatos žinioje, tai pastebėjau dar tik atėjęs į bažnyčią, tą bažnyčios reakciją į sveikatos žinią. Kaip nekeista tai skamba, bet tai būtent tokia atmetanti reakcija į sveikatos žinią. Mus tai labai stebino su Viktorija, kadangi mes ir prieš tai domėjomės sveika gyvensena, domėjomės ir atradę Dievą, ir atradę tą sveikatos žinią būtent adventistų bažnyčioje, mes buvom sužavėti tiesiog, mes pasidėlėme į tai stačia galva. Tačiau pamatėm, kad iš tikrųjų žmonių reakcijos kitokios. Ir matydami jau mūsų, kas čia mes 2000-aisiais įtikėjome, ne per tos 24 metus, mes matėm visą procesą, visą eigą, kaip pasaulis mus aplenkė sveikatos žinioje. Košmaras. Sveikatos žinia, kuri turėjo būti evangelizacijos, dešinioji evangelizacijos ranka, tapo ar ramščių kažkokio, žinot, nežinau kuo, turėjau, vienu žodžiu, ramentų kažkokio. Kitaip sakant, mes sveikatos žinią pirmiausiai turim skelbti, o labai dažnai vėlgi būdami teoretikai, ar ne, mes viską teoriškai, jiem kitiems žinias nešam, jiem knygas nešam Elenos White apie sveikatą, arba mūsų knygas apie sveikatą. Ir kartais jie greičiau išmoksta negu mes, o mes turėtumėm tai savo praktiniu gyvenimu parodyti, sutinkant. Iš tikrųjų, o jie mato visai kitą dalyką. Ir prisimindamas vieną jos įsireiškimą, dėja neprisimenu tiksliai kurioje knygoje, bet jie buvo labai gerai pasakius, sako, o pasaulis turi pilną teisę spręsti apie Dievą pagal jo vaikus. Sutinkat, jeigu mes nepasikeitę nešam žinią, jie ateina pas mus, pasižiūri į mus ir sako, mes to nematom. Jūs eiliniai farizėjai. Ir mums labai svarbu irgi teisingai reaguoti į kaltinimus. Kartais kaltinimai būna ne vietoj, kartais perdėm griežtai, kartais tokie, žinot, iš visiškai pasauliečių, kurie patys to nesilaiko. Valio, tegul. Tačiau pažiūrėkime juos irgi kaip į Dievo pabarimą. O ar jie neturi pagrindų? Ar tikrai mūsų gyvenime viskas yra tvarkoje? Ar tikrai mes laikomės to, ką mes mokom kitus teoriškai?
Nes tai iš tikrųjų pati didžiausia problema Dievui šiais laikais - paskelbti Evangeliją visam pasauliui per mus. Deja. Ir iš tikrųjų jos knygose labai daug būtent kalbama apie asmeninį dvasinį augimą. Taip, yra knygų kaip Biblijos komentarų savotiškų, ar ne, yra knygų evangelizacinio pobūdžio tokių, kurias tikrai gali nunešti žmonėm, bet prieš nuneždami žmonėm būtinai paskaitykite patys. Kai kurios knygos tokios populiarios, tarp kitko nešimai kitiems žmonėm, kaip, pavyzdžiui, Kelias pas Kristų, tai turėtų būti mūsų stalo knyga. Ir aš labai džiaugiausi, kaip Bertolas vakar citavo iš jos, reiškia, būtent eilutes. Tai yra, kuo mes arčiau Kristaus, tuo daugiau trūkumų matome savyje. Iš tikrųjų, mes pamatytumėme tose knygose va tą tikrą mums nutiestą kelią žingsnis po žingsnio mūsų dvasinio augimo žingsnius, kad mes suprastumėm, kur mes esame ir kaip mums eiti toliau. Tai mums palaima duota. Neskubėkim nunešti jos kitiems, nepanaudoję savo. Šitą prasme, mylėkime savo artimą kaip save patį. Tai yra pirmiausiai pamilkime save ir siūlykime savo patį geriausią dvasinį maistą ir pritaikykime į savo gyvenimui. Tada mes su džiaugsmu jį nunešime kitiems ir mes visiškai pristatysim kitiems jį kitaip, visiškai kitaip. Ir visos žinios, iš tikrųjų, jos yra nuostabios ir geros, ir mokslo žinios taip pat geros, jeigu jos veda į Dievo garbinimą. Jeigu tai padeda mums pažinti Dievą, jos laiku ir vietoje, kaip sakoma, jos yra tinkamos ir geros. Tai labai stipriai susiję ir su trijų angelų žinia, ypač pirmo angelo žinia, iššaukė galingų balsų, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Žinot, mes šlovinam Dievą giesmėmis, tai labai gerai. Mes šloviname Dievą žodžiu ir taip toliau, bet pašlovinkime savo paklusnumu jo žodžiu. Ir tai bus tada tikras pašlovinimas. Ir mes tapsime ta šviesa ir ta druska, kurie būsime tarp žmonių. Šviesa ir druska, kuri trauks žmonės prie Dievo. Ir tada jie pažins Dievą visiškai kitokį, neiškreiptą. Ne vieną sakome, o kitą darome, o pažins Dievą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Iš mūsų darbų, iš mūsų gyvenimo. Tai yra pats stipriausias liudijimas. Čia dar viena irgi, reiškia, būtent tos, kaip ir minėjau, to pietų karaliaus įtakos viena iš sričių, būtent tas nekantrumas duotas mums. Reiškia, iš pasaulio, duotas iš pasaulio. Turi atsverti o ta kantrybė duota iš Dievo. Ir ypač kantrybė kovojant, kantrybė meldžiantis. Tai yra, išmokime kovoti maldoje. Pastebėjau turbūt, kad tie, kas sekat Facebook'e, aš dedu ištraukas iš Elenos White knygų. Pradėjau tai 10 metais, kai korona prasidėjo, reiškia, norėjusi mažiau susitikdavom su bendruomenėm, norėjusi jom dvasinio maisto duoti. Bet dabar jau 4 metai, diena iš dienos, reiškia, dedu ir jau dabar 12 knyga, skaičiuoju jau 12 knyga, aš tiesiog jas dedu tokį puslapį atskirai tos citatos iš kiekvienos knygos. Ir aš pastebėjau, kokią palaimą man pačiam, kaip tai man duoda iš pat ryto, duoda naujų minčių, naujų patirčių, apmąstymų ir naujos savianalizės, tos geros savianalizės iš Dievo, nežinau, ta savigrauža, reiškia, kuri iš pasaulio, ar ne, arba kuri iš šėtono, reiškia, kuris nori sužlugdyti mus, bet o ta gera savianalizė, kuri veda į atgailą, į atsivertimą, veda būtent į dvasinį augimą. Labai siūlau visiems paskaityti. Iš tikrųjų, tose citatose ten kartais būna tokie perliukai, kaip pavyzdžiui viena istorija, kurią čia prieš porą dienų galbūt įdėjau, aš neprisimenu dabar,
Prisimenu vieno vyro atvejį, kai kartą kalbėjau vienoje bendruomenėje. Dėl alkoholio ir tabako vartojimo jo kūnas ir protas buvo beveik sugniuždytas. Jis buvo sulinkęs dėl nuolatinio girtavimo ir toks silpnas, kad negalėjo atsitiesti, o jo apranga visiškai atitiko jo palaužtą būseną. Iš viso buvo aišku, kad jis nuėjo per toli, kad sugrįžtų. Bet kai paraginau jį atsispirti pagundai, prisikėlusio gelbėtojo gale, jis drebėdamas atsistojo ir pasakė: tu atkreipiai dėmesį į mane, todėl aš taip pat turiu atkreipti dėmesį į save. Po 6 mėnesių jis atvyko į mano namus. Aš jo nepažinau. Iš džiaugsmo spindinčių veido ir ašaromis pripildytomis akimis jis sugriebė man už rankos ir tarė: jūs manęs nepažįstate, bet prisimenate tą vyrą senu mėlynu paltu, kuris atsikėlė jūsų bendruomenėje ir sakė, kad bandys pasitaisyti. Buvau nustebusi, jis stovėjo tiesiai ir atrodė 10 metų jaunesnis. Po to susirinkimo jis grįžęs namo, klausykite atidžiai, ilgas valandas praleido maldoje ir kovoje iki pat saulės patekėjimo. Tai buvo sunki naktis. Bet, ačiū Dievui, jis iškovojo pergalę. Šis vyras iš liūdnos patirties galėjo papasakoti apie šių žalingų įpročių vergyją. Jis mokėjo perspėti jaunus žmonės apie šios pavojus, o tiems, kurie kaip ir jis buvo nugalėti šių ydų, jis galėjo parodyti Kristų kaip vienintelį pagalbos šaltinį. Kova maldoje. Va ta mintis man neduoda ramybės. Aš prisimenu ir jūs turbūt atseksite savo gyvenime, ar ne, kaip mes vangiai prašome, ar ne, kaip Jokūbas sako, neturite, nes neprašote. Prašote, bet ne tai prašote ir ne to prašote, ar ne. Mes nekovojame maldoje. Susidūrę su savo trūkumu, mes nepuolam ant kelių ir nekovojam, kol nepasieksim pergalę. Suprantate? Kovoti reikia tol, kol pasieksi pergalę, o ne pakovojai, po to nuėjai pailsėti. Po to vėl pakovojai ir vėl nuėjai pailsėti. Ir dauguma mūsų problemų, charakterio trūkumų, būtent turi tą bėdą, ar ne? Mes tiesiog neprašome arba prašome ne taip. Mes neprašome iki pergalės. Mes nepasitikime Dievu. Mes nesikreipiame į jį kaip į tą, kuris už mus nugalėjo tenai Golgotoje. Jis jau nugalėjo, mes netikime, kad jis gali nugalėti mūsų gyvenime. Ir tai didelė bėda. Iš tikrųjų, tikėjimo stoka. Va tas klausimas, kuris, man atrodo, užvakar Bertoldui buvo užduotas, man atrodo, Marius uždavė, prisimenat apie tai, iš kur po to atsiranda va tokios teorijos, reiškia, adventistų bažnyčioje, ar ne, tokios teologijos, kad, nuodėmę nugalėti neįmanoma, Kristus sugrįš, jis vis tiek mūsų pagailės, ten kažkaip tai ir taip toliau. Kaip tai neįmanoma? Jau malonė, viskas įmanoma. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Kodėl mes to žodžius praleidžiam? Kodėl mūsų asmeninė patirtis mūsų gyvenime tampa aukštesnė už Dievo žodį? Taip neturi būti. Ir taip atsiranda mokymai, kurie neturi pagrindo. Ir čia įdomu, irgi tas, Balius minėjo, tą reiškia kontrastą, reiškia tą tokį tarsi priešpastatą, ne kai kurios mintys, vienos mintys sako, taip, mes turim pergalę, mes nugalėsim nuodėmę. Iš kitos pusės, kuo arčiau Kristaus, tuo daugiau trūkumų savyje matom, ar ne? Bet kaip tik tas procesas ir veda mus į pergalę, nes būtent pamatę savo trūkumus, mes vis mažiau, kaip jinai rašo, pasitikime savimi ir vis daugiau pasitikime jo pergalę mūsų gyvenime. Ir tik tada mes visiškai pasišvenčiame Viešpačiui. Tik tada. Šitas procesas labai nelengvas ir pakankamai skausmingas. Bet kaip ir laiške Hebrajam 12 skyriui pasakyta, jūs dar nekovojat su nuodėme iki kraujo, nekovojat su nuodėme. Prisimenate? Iš tikrųjų mes dar nekovojam. Sutikit, mes dar nekovojam. Ir tam, kad būtumėm šviesa šiame pasaulyje, mes turim stoti į tokią kovą.
Ir kova ne su kažkokiais aplinkiniais priešais, ne su kažkokiom erezijom netgi bažnyčioje, nes tos erezijos taip pat yra rezultatas to, kad mes neturim pergalių, kad mes neturim asmeninio liudijimo, kad mes neturim, kad nesame šviesa. Mes turim kovoti su savim, su savo egoizmu, su tuo Dievu, pats savo Dievas, žinot, ta pirmoji apgaulė, ar ne, su tuo aš geriau žinau, mano nuomonė ir taip toliau. To neturi likti. Kaip tam anekdote, mes turim ateiti pas viršininką su savo nuomonė, o išeiti su jo nuomonė. Kad to kviečiu visus. Eiti pas Dievą dažniau, su visom savo nuomonėm, tačiau išeiti su jo nuomonė. Tik tai taip. Gerai, aš galbūt jau per ilgai noriu, dar turiu čia daug pasakyti, bet gal aš susilaikysiu, nes pakankamai pasakiau, aš manau, kad tikrai to užtenka. Skaitykime, klausykime, melskimės, kovokime, iki kraujo kovokime, jeigu reikia. Ir nenuleiskime rankų, nes Jėzus jau nugalėjo visas mūsų kovas. Pasimelskime. Mūsų dangiškas Tėve, Viešpatie, Tu pažadėjai stiprinti ir Tu ištiesėjai savo pažadą, stiprini mus, Viešpatie, pašauktuosius, padaryk mus tais išrinktaisiais, kurie tikėdami Tavo pažadą imasi visų dvasinių ginklų, nepalikdami nieko, suvokdami, kad kova yra arši, kad priešas yra baisus. Todėl, Viešpatie, padėk mums kovoti iki kraujo su nuodėme, padėk mums nenuleisti rankų, pakelti akis į Tave, Viešpatie, ir sekti Tavo pergalės ir tikėti. Prašom to ir dėkojam Jėzaus vardu. Amen. Amen. Ačiū Vytautui, kviečiu prisėsti sekundėlį, kol Algimantas ateis, jis man dar leido sekundę pabūti šitoje vietoje. Aš kviečiu jums visiems perskaityti vieną rašto vietą, kurią tikiu norėtume sustiprinti vienas kitą, bet norėčiau dar kartą padėkoti broliui Vytautui, ačiū tau už tikrai labai geras mintis, ačiū Dievui, kuris davė geras mintis, kad mes galėjome šitą temą nagrinėti. Aš manau, kad mes esam, kaip ir Vytautas sakė, visi praktiškai susidūrę su to rūpesčiu, kad yra teorija ir yra praktika. Ir mes visi tai norime įgyvendinti. Bet šiandien aš atkreipdėmėsiu į vieną detalę, kuri yra šventam rašte paminėta, kad mes turbūt, kaip ir Vytautas sakė, vengiam ją kalbėti, tačiau paminėti reikia. Ir kas turi šventąjį raštą, bet kokioj formoje, aš mėgstu tą knygą ir skaityti, nes turiu ir kompiuterį, atsiveskit Danieliaus knygą. Knygą, kurią Viešpats atkreipė dėmesį, sakė, reikia tyrinėti. Danieliaus knyga 10 skyrius. Ir čia aš perskaitysiu kelias eilutes ir norėčiau parodyti tą vietą vieną problemą, su kuria mes susiduriam, bet tai reikia pasakyti garsiai. Danieliaus 10 skyrius nuo 10 iki 14 eilutės. Aš skaitysiu, atkreipsiu dėmesį ir prašau jūsų visų dėmesio. Danieliaus knyga, 10 skyrius, nuo 10 iki 14 eilutės skaitau ir sustosiu ir prašysiu, kad jūs taip pat girdėtumėte, atkreiptumėte dėmesį. Tekstas sako, bet tuomet mane palietė ranka, papurtė man rankas ir kelius. Kas tai sako? Danielius sako, kad kažkas jį palietė, taip? Visi seka mintį. 11. Danieliau, brangus žmogau, tarė jis man, gerai įsidėmėk žodžius, kuriuos sakau. Įsidėmėti ne tik tai Danieliui, mums reikia įsidėmėti taip pat. Taip, didžiai pažiūrėkime, ką jis sako. Atsistok, nes aš atsiųstas pas tave. Jam tarė šios žodžius, drebėdamas atsistok. Kaip ir Vytautas davė pavyzdį.
Tuomet jis tarė, nebijok Danieliau, nes nuo pat pirmos dienos, kaip apsisprendei suprasti, nusižeminti prieš savo Dievą, tavo žodžiai buvo išgirsti ir aš atėjau dėl tavo žodžių. Stabtelkite šitą vietą, kol mes skaitysim toliau. Pasiuntinys, Dievo pasiuntinys, kaip jūs pavadinsit? Angelas ar angelas nesvarbu. Dievo pasiuntinys sako, nuo tos dienos, kai tu apsisprendei, kaip čia tekstą pasakyti, suprasti, nusižeminti prieš savo Dievą, tavo žodžiai buvo išgirsti. Ar tai reiškia, kad iš karto buvo įvykdytas jų prašymas? Ar suprat, aš paklausiu? Aš klausiu. Angelas sako, nuo tos dienos, kaip apsisprendė įvykdyti. Angelas sako, nuo tos dienos, kaip apsisprendė nusižeminti ir suprasti, taip? Suprasti ir nusižeminti prieš savo Dievą. Tavo žodžiai buvo išgirsti. Aš klausiu, bet ar buvo jie įvykdyti iš karto? Kiekvienas žmogus sako, garsiai. Ne. Kiek laiko praėjo nuo tos momento? Neskubėk mane. Atidžiai paklausykim, kiek laiko praėjo nuo to momento, kai jisai pasimeldė, jam duotas atsakymas, kad jį išgirdo, ir iki to momento, kai buvo įvykdyta. Kiek laiko praėjo? Ar suprastas klausimas? Žiūrėkite tekstą. Toliau. Trikliūtė. Bet Persijos karalystės didžiulis 21 dieną man buvo priešininkas. Atkreipė dėmesį. Reiškia, dar kartuoju, tekstas sako, Dievas išgirdo tą pačią dieną, kai jisai apsisprendė nusižeminti. O įvykdė? Čia geriausiu atveju. Nes čia yra pranašiška knyga. Nepamirškite. Čia yra pranašiška knyga. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Garsiai. 21 metai. Brangiai. Atidžiai galvokite. Ką Vytautas šiandien pasakė, ar užsirašėt savybės? Ką Vytautas šiandien pasakė savybės? Mes norim atsakymų šiandien, čia ir dabar. Ir tai normalu. Aš nežinau, kad tai blogai. Reikia. Bet atkreipkim dėmesį, ką jis sako. Yra kas priešinasi. Todėl atidžiai įsigilinkim. Tai, kad aš pasimedžiu ir paprašiau. Dievas išgirdo tą pačią sekundę, bet ar jis įvykdė? Čia yra visai kas kita. Ar suprasta, ką aš norėjau pasakyti? O tai yra labai svarbu, nes mes galvojam, kad niekas nevyksta. Vyksta. Dievas išgirdo. Ir jisai davė sprendimą. Bet yra kas priešinasi. Ir tai jokių būdų nereiškia, kad viešpats negali veikti kažko. Tai tikrai ne. Tai nereiškia. Tai reiškia, kad palauk žmogau. Yra kitų reikalų. Yra kitų klausimų. Yra kitos situacijos. Yra kitos aplinkybės, kurias aš nežinau. Tai va tai aš norėčiau kreipdėmėsi, kad nepraraskim vilties, kad klausimas atrodo man nesisprendžia. Aš nematau, kad tai spręstus. Aš nematau požymių. Nežinau, nieks nesikeičia. Tai nereiškia, kad nieks nesikeičia. Danieliui, net tokiam nuodėmininkui, kuris čia stoja prieš jūs, Danieliui buvo pasakyta. Kaip čia pasakyta? Brangusis žmogau. Dangaus pasiuntinys pavadina Danielių dar brangusis žmogau. Tikrai ne kiekvienam tai pasakytų. Aišku, sako brangus brolius sesuo, taip, sūnau. Tai yra vienas iš tų skirtingų žmonių šventame rašte istorijų. Ir jam sako, tu išgirstas, bet palauk. Ir kuo jis baigė? Pabaigė. Taip piltė, tikėk manimi, man padėti Mykolas, vienas iš vyriausių didžiūnų. Aš jį palikau ten su Persijos karalystės didžiūnų ir atėjau padėti tau suprasti, kad tu turėt, kas atsitiktų tavo dienų pabaigoje. Tavo tautai dienų pabaigoje. Svarbus klausimas, labai svarbus klausimas, kas nusikėjo tautai. Ir tik tai tada, kai nuspręsta buvo, kad dabar yra laikas, tada atėjo pagalba. Mums atrodo keista,
Kodėl negali anksčiau? Kodėl? Jis yra, kiekvienas turi pasirinkimo teisę, jis bando įtikinti. Taigi atkreipkim dėmesį. Dievas išgirsta tą pačią sekundę. Faktiškai jis žino anksčiau negu mes pasakėme. Tačiau kada ateis atsakymas, yra visiškai kitas klausimas. Ir tai mus turi mokyti, kaip ir Vytautas šiandien sakė, ne tik tai Vytautas, visi mes minėjome, kad išmokime tai, kaip parašyta Apreiškimo 14:12. Ir čia mano pabaiga trumpų, atsiprašau. Čia pratęsimas Vytautai. Tikiuosi jisai priims, negalvos, kad aš čia pasirodo ištvermė šventųjų. Kaip Vytautas sakė, nekantrumas. Išmokime kantriai su viešpačiu. Ta kova su viešpačiu tai yra laukti jo. Ačiū.